Pirmininkė, ponios ir ponai, atnaujintos Lisabonos strategijos užimtumo politikos gairių pirmasis gyvendinimo etapas jau davė neblogų rezultatų. 2007 metais sukurta 3,6 milijonai naujų darbo vietų, o nedarbo lygis 2005-2007 metais sumažėjo 1,6%. Tačiau tai tik viena medalio pusė. Šiuo metu skursta net 14 milijonų dirbančių žmonių, bet to sparčiai didėja ne savo norų pagal terminuotas darbo sutartis arba ne visą darbo dieną dirbančių žmonių. Su ypač rimtomis problemomis susiduria jaunimas. Mokyklos nebaigia apie 6 milijonai jaunuolių, o jaunimo užimtumas nesiekia nei pusės viso užimtumo. Noriu pabrėžti, kad užimtumo politikos gairių gyvendinimo tempai ir efektyvumas valstybėse narėse labai skiriasi. Tad kviečiu komisiją užtikrinti, kad valstybės nuosekliai gyvendintų Europos užimtumo strategijos tikslus ir mokymosi visą gyvenimą priemonės numatytus Europos jaunimo sutartyje, Europos lyčių lygybės sutartyje bei ES negalios veiksmų plane 2006-2007 metam. Ačiū.